Possessive pronomen – savybiniai įvardžiai. Juos vartojame tada, kai norime pasakyti, kad daiktas yra kažkieno. Pavyzdžiui, dein Auto ist rot. Tavo automobilis yra raudonas. Dein yra savybinis įvardis. Sudaryti savybinius įvardžius padės asmeninių įvardžių lentelė. Taigi asmeniniai įvardžiai. Ich, du, sie, sie, es, wir, ihr, sie. Aš, tu, jis, ji, mes, jūs, jie, jos. Na, o savybiniai įvardžiai. Mein, dein, ihr, sein, ihr, sein. Mano, tavo, jų, jo, jos, jo arba jos. Unser, mūsų, jūsų, ir, jūsų, ir, jų. Na, o savybinių įvardžių galūnė priklauso nuo toliau esančio daiktavardžio giminės. Jeigu daiktavardis yra vyriškos giminės, tai sakome mein, dein, sein, ihr. Jeigu moteriškos giminės, sakome meine, deine, seine, ihre und ihre. Jeigu nekatrosios, mein, dein, sein, ihr. Ir jeigu daugiskaitos, meine, deine, seine, ihre. Taigi vyriška ir nekatroji giminė vardininko linksnyje neturi jokios galūnės, o moteriška ir daugiskaita dar prisideda galūnė prie savybinio įvardžio.